Labadiena, Mindaugas Šeplikas, esu Dvarakos bityne, turim šiltas pavasaris, daug nektaro aplinkui gamtoje ir noriu parodyti tokį vieną dalykėlį šito gulstinio merkinės avilio privalumą. Jeigu mes pavėluojame praplėsti lizdus, tarkim, šeima išsivystė labai stipriai, bet kaip šitą pavasarį netikėtai atšilo ir reiškia, bitelės pradėjo labai stipriai vystytis. Tai aš kovo pradžioje, aišku, dar plėčiau lizdus, kažkur iki 8 rėmelių plėčiau biteles ir kitus rėmelius sudėjau už pertvaros. Ir esmė tokia, kad ten pertvaroje, biškutėlį paslinksiu čia dar, esmė tokia, kad pertvaroje yra praėjimas. Ten yra praėjimas geltonas, aišku, čia dar nendrinėme pralenda pro kraštus, bet esmė tokia, kai jos jau pasisiūna lizdą ir nebėra kur joms daugiau ten dirbti, jos užeina už pertvaros ir štai pradeda siūti rėmelius, kurie yra už pertvaros. Tokiu būdu bitės neina į spetiminę nuotaiką taip greitai. Ir čia parodysiu, buvo tiesiog sudėtos vaškuolės. Ir žiūrėkite jau štai kiek yra, čia matosi, vaškuolės nepasiūta, o toliau yra visur pasiūta vaškuolė ir kita pusė. Tai jos, reiškia, turi kuo užsiimti, net jeigu lizde ir trūksta vietos. Tai toks šito avilio yra privalumas. Aišku, galėjau tos rėmelius gražiai sudėti vienas paskui kitą, tai būtų jos gražiai siuvę. Bet štai darbininkės siuva, čia irgi matosi pusiau pasityrėmukai, taip kad jos turi ką veikti. Tai tokios naujienos, dalinuosi, gal kam bus naudinga. Ir pavyzdžiui, jeigu bijote atšaldyti lizdus, kaip leidžiate, tai galima praplėsti, tarkim, lizde yra ten kokie 8 rėmeliai, kad bitės apsišildytų savo lizdą. O jeigu išvažiuojate kokiems 2 mėnesiams ir nežinote, ar užteks ten tų rėmelių, tai tiesiog sudedate čia rėmelius, kokius 5, 4, 6 įvairiai ir atidarote pertvarą. Ir tokiu būdu, jeigu bitės ten viską pasisiūna lizde, jos išeina už pertvaros ir pradeda už pertvaros ir nešti čia medų. Ir tokiu būdu neatšaldot lizdo, nei apribojat bites. Tai tokios naujienos. Ačiū Jums už dėmesį, gražaus pavasario ir iki.